Labas rytas, what the hell, hebra. Wow. Užuolaidas buvau užsitraukęs, karočią, iki 9:30 lovai pragulėjau. Primeskit, iki 9:30. Galvoju, kokie 7:30 dar kažką. Pažiūriu į laikrodį. Nu, žodžiu, varom gerti arbatėlės, kavėlės, gražios dienelės, iššokam į baseiniuką, kol dar turim tokią progą karališką, sakykim, ir viskas, judam toliau. Nežinau, kur varysiu, nežinau, ką darysiu, bet varom. Didmiestis, nu, didmiestis. Šokame baseiniuką, biškį atsipalaiduoti, kokį 15 minučių galiu leisti savo pasimaudyti ir tada reikia viskas jau varyti į miesto šurmulį, nežinau ką veiksiu, kaip nervuoju, kai neturiu plano. Seniau džiaugdavau neturėdamas plano, dabar jau pradeda nervuoti mane, nes nežinau nieką iš vis. Gamtoj nieką nereikia žinoti, tiesiog būni. Čia gatvė nestovėsi, neįsi tiesiai, tiesiog, nu, žodžiu. Nieko nepadarysi. Kažką aplankysim, kažką pamatysim, šventiklikių kažkokių, gal kažkokių grafitonų, nuotykių, gal kažkokių patirsim, pasiklysim, gal kažkas apgaus. Klasika. Gaibų galiu pasakyti, net nedrįstu šokti. Man atrodo, žinokit, nudegiau veidą. Nes taip džiūna, trauk kažkaip vakar kiek, nu visą dieną realiai laukia prabuvau. Neblogai, vasarą visgi reikia nudegti. Nors man visada vasara. Atsigaivinau, nusiprausiu, la. Kylam jau 10 kartų, jau čia savo pakartuojau, kad reikia kilti, bet taip gera čilinti, kad negaliu. Nelabai net noriu į tą miestą šurmulį, žinot mane. Ne, mano tas dalyks yra miestas šurmulys. Smagu matyti, kaip bariukose ant stalų pas žmonės 10 ryto jau aliukai stovi. Čia tai yra gyvenimas. Dar norėjau parodyti, kaip viešbučiuose yra džiovinami drabužiai, kai nėra laiko išsidžiovint, kaip neišdžiūna. O taip va. Šitą jau pusiau. Ant kojos išdžius, kai saka. Šortai, kojinės, o viskas džiovinama. Elektriškai tai labai neapsimokys daryti, nes jau čia labai brangu džiovinti, bet ir gamtai nieko gero. Ai, gal nepadarysiu taip gerai. Paskutinį kartą. Tudum! Viską susipakavau, apsirengiau, persirengiau, kojinikės, triusikiukai. Ar man pavyks? Yes! Sekmadienis. Turgaus diena. Nežinau, ar čia irgi turgaus diena, bet manau, kad jo. Ir šiandien, jeigu manęs vakar neapipisa, tai yra kažkokios karalienės, Tailando, princesės gimtadienis. Bet visko gali būti, ten vardan lipduką kokie, blėt, apipisio. Tiek tų taksiorų vakar mane bandė apipis, kad jau net nebetikėjau ant galą, ką jie ten sakė. Tikės džinsiukai. Drabužiukai, tuktukiukai, miesto šurmulys, tada čia gerą turi. Pagrindė vaisiukai, galime pažiūrėti. Daržovikės, vaisiukai, cukriukai MSG. Gal rasim kavytės, kur atsigerti. Tuose mažiukose turgiukose. Kvapelis, žuvies, prakaitą. Oi, gerai.
อันนั้นซื้อมาเพิ่งจะซื้อจากติ๊กต็อกถ้าแบบไม่มีเชือกเดี๋ยวค่อยดูในติ๊กต็อก Damo, belle kiek. สวัสดีครับŠiek artūnėliukai. Oi. Vos telpo, girdit. Čia dideliam žmogui iš vis neįmanoma. Jau tik čia. Bankoks yra tiek visoks. Nuo turčių, nuo vilų, nuo dangoraižių iki dėžėse žmonės gyvena. Nuo turgų, bomžynų, visokių tokių, kur žmonės ant gatvės miega, ant kartonų, ant dėžių, iki prekybos centrų prabangiausių, visokių brandinių, taip toliau. Tai žiauriai visoks. Tokių kaip pririnkti tų ananasiukų, kiek pririnkta. Arbūzų, belė, kiek eiktai. Kiek arbūzų. Arbūzų rojų čia vadinas. Gaila, kad neturiu visų galimybės nei pasimti, nei suvalgyti. Kokosų kiek eiktai. Eina, sau. Gaila. Seilės kaupėsi tiek vaisiukų, hebra, tiek vaisiukų. Tik viską urmų reiktų pirkti. Nu, arba bent po vieną, bet vis tiek neturiu, kuris nei įsidėti, nei su ko valgyti. Nieka, taip kad pasuojam šį kartą vaisiukus, ieškom kavytės. Čia kavytės kol kas nelabai. Gatviukais, gatviukais, girdit, gatvės vis platieji. Nebežinau, čia kur man jau eit, bet einam tiesiai. Geležinkelį, žmonių keliukai. Traukinių neatvažiuoja. Gerai, čia esu jau kažkur nuklydęs. Grafiti bent jau gal pamatysim tokiuose vietose po tiltais. O čia biški kažkokie, bet jau nieko nebesimato. Nieko gerą sakyti. Bet vis tiek man patinka. Priduoto industrinė tokia. Tai ne industrinė, nu va tokie va. Pasaka, girdi tikras Tailandas, tos griuotas, tie augalai. Grafičiuokai, visokie tagai. Tobulai. Tiltai, aišku, būt po tiltu yra dalis Bankoko. Kaip čia reiks atlaikyti šiandien? Nesveiks karštis, o dar tik ryts yra dabar kokios 11 valandų. O jau tokia koma ir ačiū Dievui, kad dar saulė nešviestų, čia iš vis jau būtų. Čia man žalia jaučio, girdi. Reikia viniuoti. Pavyko pereit gatvę. Nėra tai blogai. Civilizuotai pakankamai viskas, čia ne koks Hanojus. Sorry, sir. Can I have cold latte? Hot latte. Gafe latte yen. Yen latte. Visą laiką susiduriu su tą pačią problemą, kai paklaus manęs, iš kur aš esu, pasakau, iš kur aš esu ir nieks niekada nesupranta, reikia porą kartų pakartuoti ir vis tiek nieks nesupranta. O kažkur gerai būtų dabar prisėsti, ne? Prisėsti mažai šansų, čia tokioj šaly, soliukų nėra. Visi sėdžia tiesiog ant žemės. Aišku, man nemažiausia problema sėdėti ant žemės. Bet kur atsisės ant žemės, kad tiesiog manęs nesutryptų, o čia yra klausimas. Dabar žodžiu biškį varu į masę, o po to už pusės metų pradėsiu ryškinti šią klasiką. Viskas, reikia prisėsti, žinokit, nieko nebus. Išėjau, tai žodžiu, kokias 1,5 valandos be sustojimą jau neišėjo tiesiog sustoti norėjau,
Bet va dabar prieškai prisėdu, aišku, pačią leviausią večikę, ant bortuką, ant saulės, ant sankryžos, praktiškai po tiltų, musės lenda į veidą, į akis. Ai, pasaka. Išgeriu kavikės ir judam toliau, nėra kada ilsėtis. Čia toks mano poilsis, jeigu ką, atostogauju dabar. Šiaip manau, kad nubels kavikė šį kartą kažkokią turi tokią nuojautą, kad prasidės kažkokie nerimo ataka, gal dar kažkoks šiaip blogi jausmai, kokie nors pilviuks, galvikė, bet jeigu ką, turiu patranką. Visada vaistas gydantis yra visas ligas. Jeigu jau kažkom susergi, jeigu yra negera, užtrauk ant viršaus žaliuzės iš viso bus. Uje! Pakeičiu biškį lokaciją, bent jau ant pavėsiuką, nes taip planuoja saulikė, kad wow. Žmonių dėmesį čia netrūks. Iš visą liuksiukus, kas rodo, kas susiraukė čia, kas dar kokias nors veidišaiškas čia man demonstruoja. Neaišku, čia dėl tatuško, čia dėl mėlynų ūsų, ar dėl gražių akių, ar dėl suprakaitavimo ir smarvės, ar dėl visko. Jau nurovė, jaučiu mane kavikė. O jaučiu, kaip pumpuosiu iš... Nu, tos musės net neleidž palisėti gamtoj, odai neleidž palisėti čia, blėt, musės. Kur galim palisėti šioje planetoj? Kai numirsim. Nesveiks karštis, hebra, nesveiks. Oi. Eina, savo. Eilinį kartą aš save prigaunu vėl po tiltu. Aš nežinau, tai jeigu būnu Bankokė, tai Bankokė aš jaučiu kokį 8% visą savo laiką, visą savo vizitą praleidžiu po tiltais. Aš nežinau, ar čia iš tikrųjų jų tiek daug yra, ar aš čia tiesiog traukuosi esu centras tiltų. Nieks neaišku. Nu, čia lintaksiukai. Savadikap. Antiek visi draugiški, antiek visi šypsos, nori pakalbinti, čia pasišypsuoti. Biški vargint mane tiem, bet nu, čia pats aš jau geriau gyvenime nebus, tik situacija intensyvės. Kuo aš labiau jodėsiu, tuo situacija vis bus intensyvesnė dėmesio atžvilgiu. Na jau čia strigau. Kažkokiu būdu tuoj bėgsima, girdi. Nieko neliek daryti. Dabar čia išbandyms yra pereiti šitą gatvę ir viską darau tik dėl to, kad pamatytume grafičiukus. Tik viskas dėl jūsų yra, mėly kaimiečiai. Kokias 3 minutės hebra stoviu šitoj pačioj vietoj. Nėra šansų perėti. Yra, matau, perėję orė, bet toliai, aš vis tiek rizikuosiu. Nelabai protinga iš mano pusės, bet nebaisiai pasižymiu protų, hebra, taip kad rizikuosiu. Dabar. Jeigu ne dabar, tai niekada. Kas žiauriausias yra gatvėje, juk jūs tulis. Aš žinau. Čia jau kavikė man matyt veikia. Mini gatvėje kažkokia. Tai čia tiek, žiūrėjau, galvau, čia skeiteriam gal padaryta. Nieko nėra, nei kašė, nieko nėra. Futboliuks laukėnis, girdi. Anime. Taip, tai neblogai visai pridrėbta, galiu pasakyti. Visai, ne. Apžiūrim, taip, račiuką ateinam ir judėsim toliau, čia nėra per daug ką veikti. Patranką įdauž nebent, bet jeigu draušiu patranką 11 valandą ryto, viso gero, nuotikiam. Labą dieną, chill. Tokių yra įdomesnių.
Einam savo. Galiu gal ten užlipti. Ne, čia visur stiklai. Specialiai padaryta, kad nieks neužliptų. Yra gerų grafičiokų, gerų tagų privanuota, privaityta. Smagiau būtų ateit palošti su Hebra tą futboliuką, kokį nors paspardyti kamuoliuką, jo būtų smagu čia tokioje atmosferoje. Bet kad čia šiaip ateit paturistauti, nuobodu. Mes čia kažkur šalia esam kažkokie meno centro, meno galerijos kažkokios. Einam ieškoti įėjimą į ją. Art and Culture Center. Ten. Einam, pažiūrėsim, bet šiandien šeštadienis. Galbūt, kad nedirbs. Oi, šiandien sekmadienis ir šiandien mūsų mielosios, mūsų nuostabiosios Tailando karalienės gimtadieniuksas. Ir dar tarp kitko, labai liūdna, kad nespėjau sudalyvauti, bet užvakar vyko kasmetinis Pride gėjų ir visų homo erectus, žodžiu, homo ectus festivalis ir parads ir taip toliau. Ir žodžiu, būtų žiauriai buvęs turinys pajudėti su Rainbow People, bet nepaėjo. O čia tai jaučiu nieks nedirba, nes yra sekmadienis. Grotas uždarytas. Oi. Damn it. Pažiūrėjau, paguglinau, rodo, kad atsidarys tik tais antradienį. Ką veikiam iki antradienį? Ką reik veikti, girdi dabar, net nežinau. Viskas, kur beičiau, ką bedaryčiau, vis kažkas nesisek, kažkur kažkas nesigaun. Ok, reik biškį prisėsti, kontempliuoti idėjas, ką galėčiau čia dar nuveikti. Pavalgyt varom ir va ten sugalvosim. Geriau mintis dėliuosios, kai būsiu pilnu pilviukų. Dar likę dekoracijų. Sveiki visi draugai. Sveiki. Vaivorykštės fanai. Ne į temą, girdi, kūdiniuoju prekybos centrą. Kaip čia iš jo dabar reikia išeiti, negrįžtant per tą pačią pusę. Per tą patį šeimą negali vyrai grįžti. Kaip gerai čia po kondiškę biškį pabūdžinuokit. Gal ir geras sprendimas prekybos centras tam kartui. Keliom minutėm po ledų įsigysiu, tada varysim į lauką. Jau pagalvosim, ką veik, biškį paguglinsiu ir į Google Maps įsijungti. Apžiūrėt, ką veik. Daug atkris šiandien atrakcijų, nes nieks nedirbs, sekmadienis plus karalienės gimtadienis. Nežinau, sugalvosim. Sawadika. Can I have this one? Yes, one, please. Thank you very much. Open my cup. Dešimt balų. Oi. Norėjau nuvaryti šiandien visokius meno muziejus, į parodas kelias, bet ne tik, kad sekmadienis, bet ir nedirb nieks, net dėl to, kad sekmadienis. Žodžiu, dabar susimaišė visas kortas, nežinau, ką daryti. Trumpinu kelią Hebra per prekybos centrą kažkokį milžinišką. Einam kitų lygiuką. Vėl ant puodą, vėl egzistenciniai klausimai. Taip. Ką mes čia galim toliau nuveikti? Prekybos centre nieko nepriveiksim, čia faktas. Nebent gal kokį kirpiklikę galima atrasti ar kažką. Iš tikrųjų kažką įmanoma sugalvoti. Dabar jau kylu vėl. Porą kartų leidus, dabar vėl kylu. Čia nesveiki, kokį 9 aukštai prekybos centras. Žodžiu, radau vieną prašiausiai įvertintų tatų salonų, čia prekybos centre. Varom pažiūrėsim, jeigu rasiu, nes čia atsibodo jau man važinėti. Turgai, girdėt. Kostiumai, kelnikės, drabužiukai, hujukai. Mums ko nors reikia, abejoju, ar aš kažką nusipirksiu. Galimai. Bet nieko nereikia iš tikrųjų. Tempt po to kuprinį reiks nei temą.
Ieškau to tatų salono, kurio neįmanoma rasti. Kur tu čia rasi? Sarties tuneliukų. Nėra pabaigos mano kilimui. Jau kažkelint čia aukščių, jau kažkeliuolėk galima. Niekaip nerandu tos vietos, kur tatuškę primeskit. Ant tiek užsislėpęs jisai yra pacas. Gal net nerasiu, vėl žino. Jau net nebežinau, kokiam aukštė esu 5 liktais. Reik varyti 6. Rodo, kad 3 sektoriui D. Apieškojau visur, niekur nėra. Dar kažkokį dabar užmačiau, kad 6 aukštė. Varom iki 6, pažiūrėsim, nors irgi sunkiai, bet tikiu, aš jau praratęs viltį, esu pusę valandos jau prekybos centre, taip išūžė galvą. Oi. Nusipirkau va kupriniuką, reikia kažkur eiti užsidėti, girdi. Kad su 2 nevaikščiot kuprinėm, reikia kažkur eiti persikraut daiktų. Girdi, kaip kupriniukas. Žiaurus. Ačiū šitam maišus. Pasikruojau viską į šitą kuprinį. Šiaip šituos dalyką tik maišus. Einamės laukti, matau šiukšlių dėžę ir... Ačiū bekeriukui. Nauja kuprinikė, padėlkę kuprinikė, neilgai manau laikys. Vis tiek teks normalią kažkada įsigyti. Bet atsinaujinau, nes jau tiek metų su Ana drožiu, tiek metų. Žiauriai veičikį, krausia tą tuškį. Nieks neaišku, hebra, čia geras sprendimas ar blogs, bet kadangi turiu laiką, kodėl neiškrietus tokios šunybės. Hello. Hey, hello. May I have you? Busy? Can talk. What do you want? Some tattoo? Tell me something. Maybe somewhere here. Yes. Can write for me. I can't write Thai. Michael J. What you want? Michael J. ไม่เข้าใจ Yes, in Thai. And some fat lines maybe, like I have something similar on my head, but not My- that word. เข้าใจ not understand Yes. Yes. did. Something like I can't read. I hope you didn't write Yes. suck my balls. Are you gonna freehand or you put stencil with Stencil. machine? Okay. I have different font show you Okay, let's do this. Manau, kad manau. Taip, aiškiai pripirkta kolekcija. A bit more up, just very close to yes. Oh, perfect. Oh, perfect. ไม่เข้าใจ Yes, Michael J, my main freeze. Jau ant gulta, iš tikrųjų žiauriai patogi kėdė, dantis ta kėdė reguliuojas visaip, dar niekur nebuvau matęs, kaip bosas, iš visko guliu pagalvikė, eiktų. Pasaka negyvenims. Iš visų galimybių, iš visų variantų, manau, pasirinkau turiningiausiai praleisti laiką. Ir ausiu tatuškę, išeisim, iškart varysim pietauti, varysim į Chinatown. Where? It's painful I see yeah so Oh, yes, this go out and see. Nauja tatuškė, nauja kuprinė. Kas per gyvenims yra? Pasaka. Eina savo, pagaliau išlindau iš to prekybos centrą. Prabau jaučiu kokias, kiek tatuškė darė valandą laiką praieškojau aš tuos saloniuką mini, žodžiu, porą valandų prabau prekybos centre. Šiaip esu išalkęs, bet prieš užvalgant reikia užpumpuoti. Už dyką nieks negali taip duoti valgyti. Taip, kad galėjau kviestis motoroleriuką, grebą, taksiuką, tuktukiuką, bet ką. Bet renkuosi eiti. Kas čia vyks? Einu kažkur, nežinau, jau kokį 5 minučių. Kiaurai šlaps visą, suprakaitavęs, mirdintis, apsikraujavęs. Eina savo. Jau nebežinau, kur esu. Po tiltu, aišku, kaip visada. Ir vėl mes esame po tiltu.
Nu ką, čia užkrimtus va tokiuose paprastuose večikėse jau yra smagiau valgyti ir vaikščiot. Tai kad jeigu dar suprasčiau, ką jie čia turi. Nieko gero, nenoriu vien jūros gerybės. Man nelabai patinka. Bandom ieškoti toliau kažkur. Ką čia gerą turi? A, girdit, indišką maistą turi. Važiuojam. Meniu kaip visada indiškas. Op, niam. Indišką maišiuką, taip neįdamas kersgat radau. Uje! Va čia taip bus pietukai, jau dabar žiaurės, excited jau esu. Seilės ryno, reikia atsigerti vandeniuką, užsisakiau kokokolikės, neturėjo jokių šeikiukų, jukų. Pilna subinė jau, matot, noriu tų. Jo, bet varysim dabar, pavalgysim ir varysim iki šventyklos. Ir iš po šventyklos varysim į Chinatown. Ir įdaužt patranką. Ir šiaip paklaidžiu tada jau pripalinos. Dabar sėdžiu visas nesveikai suprakaitavęs ir pasižiūrėjau savo tatuškę girdėt jie. Žiūrėk, kas čia dedas, girdė, ne kaip atrodo, ta. Biški taip pabūkim, kol pavalgysim, nes čia mūsų belė kiek. Biški nereikieniška, po to pocho nusimsiu, nusiprausiu, bus kaip bus dėjau. Garsiuks, pralaužku vieną šiltą. Oi, ble. Iš karto nelaimė, girdit. Vėlgi, močiutė, ačiū tau, kad esu toks derlius. Norėjau pakelti vėl taurę už nesklandumus, už nesėkmes, kitaip vadinama, už gyvenimą. Opa, atvažiavo, girdit. Cip-cips ir aišku bulka. Kimbam į darbus. Nereik man šitos lėkšties. Taip va viskas vyksta. Taip, svoguniuką, taip iš karto. Bulka, taip. Neblogai. Opa, pažiūrėkit, kas liko, tik krūva indų ir aišku dar sociacolė. Oi, pasaku. Prisivalgiau, girdit. Gerai, čia einu, bet nežinau, kur man reikia eiti iš viso. Pamačiau grafitį ant sienos, tai ir einu link jų, bet ar man čia į temą iš vis nieks neaišku. Sakiau, jau nebeisiu niekur, bet pamačiau ant žemėlapio, kad 20 minučių rodo eiti, tai aš eisiu kokį 10 minučių. Negalėjau, žinokit, kai išsikviesti taksiuką, man ranką jis neleido. Teks eiti dabar. Bet nuo tos vietos tai tikrai jau kviesimės taksiuką, jau nebeisiu, čia jau užteks. Šitaip šiandien tiek kilometrų prisivaikščiau, kad pažiūrėsiu gali dienos kiek ant telefoniuką bent biškį, kad susibok, nes atrodo tai nesveikai. Didmiestį mano nuotykiai yra tiesiog vaikščiojims. Žinai, tiesiog ir šiaip didelį atstumai ir juos įveikti kažkom praktiškai. Nelabai moku, aš sakau, keliautose miestuose. Plius, aš jau esu pagrindiniuose muziejuose, visokiuose paroduose buvęs, tai kaip ir nėra tiksla antrą kartą varyti. Ir tuose vietose filmuoti, bet kuriuo atveju negalim, tai irgi. O ką daugiau mieste dideliam veikti? Varyti restoranus, varyti muziejus, varyti šventyklas ir tūsint. Viskas, nė vieną iš tų nedarau, arba jau kažkuriuos esu padaręs. Ką beliek daryti, tai ką sugebu geriausiai. Vaikščiot, hebra, vaikščiot. Žiūrėjau, ėjau ir priejau Optimusą, Primusą. Varėm į šventyklą, opa. Gigantė, ulgigantė. Didelė šventykla ir kas žiauriausia, pačiam pastatyta, ten 1800 metais. Kas tokie pastatė, spėkite, tik ne kiniečiai. Hello. Can I pay for a ticket? One? Yes, one. 100 baht. 100 baht. Thank you, kupinka. Biliečiuks yra. Bosas pirmam aukšte. Viskas sudaryta. Tiesiog takiukus turi. Negalim maikių ir negalim turėt Budos galvos, kaip tatuškės. Va taip, va, hebra, va taip, va, kas turit. Esat lopai, negerbėt Budos.
Skambaliukai sugalvot noram. Privaloma yra, privaloma tiesiog. Visada tą patį norą sugalvoju, kad išsipildytų mano visi norai. Žiūrėkit, radau liftą, girdi šventyklą. Matau, kad šiaip negalėčiau naudoti šitų. Bet jam. Turiu, beriu, biriu, turiu, biriu, biriu, papu. Neįsivaizduoju, kur čia esu. Iš lifto išlipau, kažkur ne ten, aišku, jau einu tuneliais, negaliu išeiti iš šventyklos. Da, taip. Nėra buvę. Durys visur uždarytas. Viskas, strigau šventykloje. Tai kaip išeiti iš to pastato? Mačiau žmonės su liftu išvažiavo. Aš tai strigęs esu, jau čia 5 minutės vaikštų į priekį atgal. Niekaip nerandu išėjimą. Gal vėl čia bus durys. O. This door is broken. Jau pradedu galvoti, kad man reikia šokti tiesiog pro langą, žinokit, bet žinau, kad čia tiek dėmesio sulaukčiau per žiauriai. Iš šventyklos iššokti, dar tokių nėra buvę cirkų. Girdit, jau požemiuose vaikštų. Jau nieks nebeaišku. O, matau duris. Po kokį 15 minučių klaidžiojimą šventykloj pagaliau radau duris. Visus tuneliukus išvaikščiau, jau čia pažįstama šventykla iki kraujo ir kaulų čiulpų. Išėjimas. Pagal viską dabar įeisim į Masovkę, kaip matot. Prieš jūsų akis didingasis Chinatown. Manau, kad bus žiauri Masovkė. Dabar, aišku, dar ne vakar, sakyti, čia vakarėjaučiu, kas vyks, tai gal net striksiu kažkur čia. Nu vėl, ką padarys. Vėl skavs gatviukus, justelis juda. Kvapiukai neįspūdingi, bet tai, kas daugiau, jeigu ne aš, uostysim visą šitą. Masovkė tai baisi. Nėra galo nei mašinų, nei žmonių, nei restoranų. Dar kol kas pats nežinau, ką čia darysiu. Bet labiausiai tai norėčiau rasti kokį kaviniuką, bariuką, kur galėčiau atsisėsti, išgerti kokteiliuką, biškį nusiraminti, susistamandrit, kai sakoma, muks. Ir tada jau galvosim, ką veikti, nes dabar čia negaliu, per daug veiksmų man galvoj, mano galva tiesiog neatlaiko. Čia maistukai. Gerai, kad aš nesenai pavalgiau, tai nesu alkans, bet atsigerti būtų gerai, atsigerti būtų labai gerai. Hello. I just wanted to check in. Oh yeah, down the hall, this elevator to level 5. Thank you very much. Level 5, level 5. Vėl tie liftai. Jau jaudinas. Šiandien mėgosiu hostelį. Vieną dieną miegi kaip karalius, kitą dieną miegi kaip ubaks. Viskas su to gerai, pasaka negyvenims. Varom prisitukinsim ir judėsim toliau į miestą, kadangi hostelį nieko negali palikti, nes žinot, nėra kur. Lithuania. Hosteliuks, vienu belekiek kambarių. Opa, mano lovikė. Taip atrodo, viskas paprastai, pakrovėja, lemputė. Jaukiai, ką žinot, viskas čiki. Varom greit palyst po dušu ir varom kokteiliuką.
dabar reikia nepamiršti, kur mano viešbutis, hostelis tiksliau, nes čia tiek tų gatvykių. Stash Cannabis Rooftop Bar. Girdit, Cannabis Rooftop Bar, kaip tik varom į daugšim patranką. Kodėl ne? Gatvykės vis siaurėjai, reiškės gerą linkmę einu. Arba ne, arba iš vis mane dar limčia suraitys kažkas tuoj skers gatvę gali. Taip, kur toliau čia? Stash Cannabis Rooftop Bar. Žiūrėkit, opa. Čia veik, neveik. Stash. Čia atrodo. Hello, this is a Stash bar? Okay. Wow. What? Aš čia mėgstu. Kur aš čia einu? Nieko nesuprantu, neturiu paaiškinimo. O kažkur tai aukščiau. O, jau bariuks girdžiu muzikikį. Hello, savadikap. Savadikap. What, you have, can I have a look? Okay. We have another menu. We have a Miesto panorama beveik matos. Čia koks įdomus, o girdit balkonus. Aukštai čia visai. Ir dabar svarbiausia, ką mes, dėl ko mes čia atėjom, girdit, chebra. Stebėkit. Rausim nagiuką. Žiūrėkit, kas toks atvažiavo, girdit, ar tik ne ponas džintonikas. Už tai ir išgerkime eilinį kartą, už nesklandumus, už nesėkmes, už visokias problemas ir už pasaką negyvenimą, svarbiausia. Girdit. Oi, Dieve padėk, Dieve padėk. Chebra, žinokit, nežinau, ką daryti tokiuose vietose, kai esu bariukuose, visokiuose restoraniukuose. Groju karačia muzons ir dėl copyrightų negaliu vien dėl to juose filmuoti. Kažkokia nesąmonė. O taip gerai leidžiu laiką. Bet gal čia ir yra laik savo iš tikrųjų. Aš tikrai nesiskundžiu. Ei. Kaip jums atrodo, ar aš galėčiau skųstis tokiu vaizdeliu? Nėra šansų. Žiauriai gerai dabar, žiauriai gerai. Kaip neprašoviau, kartais prašaunu su patranka, dabar kaip neprašoviau. Toks tik tais jūto, girdit, banglas. Girdit, kur buvęs, kur nebuvęs, bamt. Išlendu į patį, jau veiksmiausią veiksmą, koks tik įmanomas yra šiandienai. Einame bet kurią pusę, žodžiu, pasroviui. Bus kaip bus, nieks neaišku. Neturim jokią planą, esu įdaužęs patranką, nesveikai. Gal girdi, šau, sulčikių. Savadikap, taurai. 50 baht. Okay. One. Thank you. Paėjau kokias gal 30 sekundžių, sakykim. Iš karto šoviau atsigėrimuką, granatą. Ką jūs į tai? Visi visada man sako, varyk,
tarp žmonių, biškai, kodėl tu visą laiką vienas. Tai va, dabar taip išėjau tarp žmonių. Šokė jau esu. Antrą dieną, kol esu Bankokė, šokė esu, ant kiek esu tarp žmonių. ได้เลยค่ะพี่บัวดับสั่งค่ะ Skorpiukai, vabzdžiukai, porkiukai, visokie, durienai. Viskas kaip ir standartiniam turgėje, girdi. Biškai mažesnė gatvėje jau. Oi, kaip gerai, čia kaip ramu. Kad jau nusipirkau, girdi, šitas sulčikės. Reikia išragauti. Oi. O viešpatį. O dievuliukai. O šventoji mergelė. Jau atėjau, čia girdite tą pačią gatvę, tik iš kitos pusės. Tiesiog. Daug saulikai, žiūrėkit, ten gal dar švies pranėlė. Savadikab! Sabai Dimai! Dimai! Kopankap! Visi tokie draugiškumą, oi tik tie tuktukininkai, ant tiek pristoja, ant tiek nori vežti. Nu, tipo, nenori vežti, bet nori babkių visą laiką. Stoja, klausinėja, kur važiuosi, iš kur esi. Mirtins klausimus. Bet žiauriai patinka, aš su visais vis tiek pasikalbu. Jaučiu, Tailande niekada nahu nesu pasiuntęs. Ai, gal biškį esu porą ir abu visko. Sorry. Nei temą iš viso čia dabar einu. Šiaip iš viso einu nei temą. Grinai tiesiog einu autopilotų, pačias kojas vedu. Nebereikia šiaip man jų vaikščioti. Keltą girdit atvariau pala. Okei. Tipo, man reikia keltis dabar kažkur. Galiu, bet nenoriu. Nežinau, aš galvoju, saulėlydį pažiūrėsiu. Bet nemanau, kad matysis, nes nėra saulės visą dieną. Kaip man, laukiam, bus, nebus. Jaučiu, kad ne, nesimato saulutės prošvaiščių. Laivukų jų tik teisi vieną į kitą galą keltų. Žmonės, oi, kas čia ant tos upės vyksta. Lizgučio, kaip sostinė, Chinatown. Kaip reikia atlaikyti tokį šurmuliuką. Ką jūs į tai girdit? Ką jūs į tai? Wow. Kas čia lenda? Varau, žodžiu, iki kažkokią barą, keistų kažkokių gerimukų. Toks biški prabangesnis, bet random iš vis. Nekit jau iš karto atrodo žiauriai tas bariukas. Pradėlė. Prabangus toks atrodo. Bijau aš net čia eiti. Hello, sawadika. How many people? Only one? Okay. Yes, thank you. This way, please. Thank you. Good evening, sawadika. I'll just have a look. Oh my god. If I get lost, I shout. Sorry, thank you. Kas čia vyksta? Čia užrakinta. Tokia pakrantė prieš akis.
girdit, hebrulė, negaliu čia filmuoti, nes čia bus copyrightai, bet čia yra taip smagu, kad užsisakiau jau antrą kokteiliuką. Repuk skalda, seniukai, eiktų. Be komentarų esu. Kasgi čia, girdit, ar tik tais nekonas aperoliukas? Eiktų. Sveikatėlė. Už nesklandumus ir už visokias neuveskės eilinį kartą. Išėjau iš bariuką, buvau strigęs, nežinau kiek ten, porą valandų, 3 gal. Įdaužiau porą kokteiliukų, baigtų, lafadaba iš viso. Bet kas yra? Kad dabar aš iš vis neįsivaizduoju, nei kur aš esu, nei ką aš darysiu toliau. Patranką gal dar reiktų įdaužti, bet tada vėl reiktų varyti tą barą. Ai, bet žodžiu, jau šiaip vėlų žiauri yra, ką aš čia pesu, aš rytoj skrydį turiu iš ryto. Karočią, reik varyti, ilsėti. Bet jie jaukus tais kurs gatviuku, aš taip juos dievinu. Jaučiuos tai neblogai, toks jau spirgulins. Nice. Atsipalaidavęs visiškai žiauriai bariuks kaip atkėlė. Gaila, kad negaliu filmuoti, nes copyrightai. Repauks, nesveikai, bet kurį atsiveščiau, susprogtų jums smegenis, ištriptų. Liptų bet kuriam pasaulio žmogui. Stogiukai, muzikikė, bičiukai, jie girdit, taip. Pasaka negyvenius. Važiuojam. Čilino, girdi bariukį, visi išsiskirsti. Įdaužiau patranką ir kimarė, varysiu ilsėtis. Mažai nuotykių buvo, šiaip daug žiauriai pripezėjau, prišnekėjau, pribuvau baruose, kokteiliukų rekordai mušiau per pastaruosius 2 metus. Nėra kuom čia girtis, bet labai smagiai praleidau laiką. Bet nieką nenufilmavau, nes copyrightai, bendravims, gyvenimus, žodžiu, hebra. Davai, paliekat komentariukų, ten visokių, kokių galite, davai varom ilsėtis. Ojojoj, kapsulikė.